Labas rytas, Eko ūkio žiūrovai. Grįžtam į ūkį. Tai šiandien dabar tokia situacija, kad turiu pats dar savęs atsiprašyti ir jūsų dėl Maltosos, nes už praeitą priekabą, kurią nuvežiau, viskas tvarkingai, sąskaita viskas, dėl drėgmės, dėl visko, viskas tvarkingai padaryta. Ir kitas dalykas, turiu dar 2 pilnas priekabas ir ekologinis grūdų supirkimas dėl tokio kiekio nevažiuoja niekas. Bent jau minimum 25 tonų reikia. Aš gal jas ir sukrapštyčiau, bet reikia gyvuliam pasilikti daugiau. Tai žodžiu, nusprendžiau vis tik vežti viską į Maltosą. Čia paprasčiausias ir lengviausias būdas. Ir nieko čia nepakeis. Jos tikrai sausas, gal šiukšlingumas bus didesnis, bet praeitam reise šiukšlės tik 2,8. Tai praktiškai jų nėra. Tai labai gerai gavosi viskas. Nu tai nuvešiu ir dar 2 priekabas. Pasiskambinau šiandien, tikrai dirba, kad nebūtų jokių bairių. Tai va, viskas gerai. Ir dabar pamatysim, kaip ten yra ta drėgmė ir kaip ten kas yra. Tikrai nenoriu niekam pasakyti, kad neveškit ar dar kažką. Tiesiog kilo tokių įtarimų, bet neturiu jokių įrodymų ar dar kažką. Kaip ir galėčiau Ignaliną iš pradžio nuvežti, kad padarytų pilną patikrą ir tada nuvažiuot pas juos. Bet čia jau žaidimas ir ieškojimas prie ko prisikabinti. Tai žodžiu, vešim, parduosim, kai bus, tai bus, nes jų man vis tiek tiek nereikia. O dabar, tai po praeito video iš tikrųjų pasijuto prenumeratorių kiekis didesnis, tai ačiū visiems, kas prenumeruojat. Padarykite tai ir toliau. Jeigu tai po kiekvieno video, tai kanalas išaugs akimirksniu. Tai spaudžiam, prenumeruojam, augam ir žiūrim toliau Eko ūkį. Tai viską pasidarėm, važiuojam iki Švenčionėlio. Tikėkimės greit suvažinėsiu. Ir viskas bus gerai, o čia vyrai su rimta technika dirba. Oho. Bet naras nežinau, kiek čia metrų, bet gražiai atrodo.
14 drėgmė, 8 tonos 100 nuvežta. Tik dar šiukšlių dar nežinau. Šiukšlės vėliau parašo, kai ateina sąskaita faktūra. Bet esmė, kad už drėgmė jau nuoskaitų nebus, tai ledas. Važiuojam dabar iki angaro, turi atvažiuoti teleskopas, pakraustos kitus maišus, išsipilsim, kas liko kombainė ir važiuojam antrą reisą. Tai jau netoli namų, tik kad antrą reisą jau šiandien nespėsiu suvažinėti, nes pakeitė vėl darbo laiką iki 4. Dėl šitą dalyką tai aš neturiu žodžių. Darbo laiką keičia kaip kojines. Nesuprantu. Nu bet išvešim rytoj ryte tada. Tai pajudėjom iš ūkio šiandien šiek tiek anksčiau. Oi. O. Nes daug planų šiandien turim. Tai dabar suvažinėjau į Švenčionėlius. Ir tada važiuoju į Vilnių pašiūrei Skardos. Ir tada dar turim problemą, kad sandėly tos avižos, kur buvo drėgnesnės, pradėjo kaist. Tai važiuosim pas kaimyną, praleisim per tokią geresnę valomąją ir tada pasiskolinsim ventiliatorių. Supilsim grūdus į priekabą ir į priekabą į ventiliatorių kaišiosim ir bandysim praputinėti. Nes gaila, pilna priekaba avižų, jeigu sugais, tai šūdas. Važiavom jau į Maltosą. 3 traktoriai prieš mane, tai nedaug. Eilių kažkaip nėra čia. Bent jau nemačiau niekada. Ignalinos supirkimo punkte tai būna eilutė, būna. O čia ne. Bet vis tiek, kaip ūkininkas esi suvaržytas. Dabar jeigu turi, tarkim, 16 tonų, vienintelis būdas, nu, gal surastum, kas atvažiuotų, paimtų mažesnį kiekį, bet labai abejoju. Bet vienintelis būdas, va man, tai Maltos, viskas. Daugiau aš niekur neturiu kur padėti avižų, niekas daugiau nesuperka. Ir viskas. Ir tas vienas supirkėjas gali daryti, ką nori. Nes tu ūkininkas vis tiek nebeturėsi kur dėtis. Labai keista, kad kitur nesuperka avižų, taigi grūdai, nežinau. Dar ir koks grūdas, jisai nei žemę alina, tik nauda. Iš avižos tik nauda ir dar puikus maistas. Tai va šiek tiek keista ir gaila. Nu, bet iš kitos dar pusės pažiūrėjus bent jau kažkur superka. Jeigu niekur nesupirktų, ką tada reiktų daryti, nežinau. Bet irgi važiuoti 3-6 km pirmyn atgal 80 km beveik yra reikalų. Nieko nesakau. Tikrai yra reikalų. Na ką laukiam, kada pajudės mano eilė. Šiandien darbai be kameros vyko. Tai suvežiau iš Švenčionėlius, nežinau. Gal net ir nepafilmavau nieko. Grįžau. Nu jeigu nieko nenufilmavau, tai 14,5 drėgmės, 7,5 tonos. Tai viskas labai gerai. Tada suvažinėjom į Vilnių. Atsivežėm Skardos šiek tiek. 500 kvadratų beveik. Skardytės. Tai va, liuks. Pašiūrei Skarda paruošta. O dabar atvažiavom. Reikia pasišert gyvulius visus. Tada dar išsiaiškinau su avižom, yra 6 maišai karšti. Tai rytoj vešiu pas kaimyną ūkininką. Praleisim pro Petkų į priekabą ir tada ventiliuosim. Bandysim išgelbėti. Gal pavyks. Gal pavyks. Gerai, reikia pasišert, nes ganyklos tuščios.
Bamba, į tą jeigu paleistum, tai dar kažkiek estų. Va čia yra toks hektariukas, bet tai čia keliam dienam. Dar gali jisai ir paaugti. O ką, dabar kol kas darbų ir neturiu. Tokių lab šiandien nieko neužsimsiu. Rytoj su grūdais. Penktadienį reikės namo. Tai nieko labai neužsimsiu. Vakar dar vakare čia darbavausi. Ruošiu vietą Macionui. Čia buvo toksai tinklas. Tai tą tinklą lupu. Tikėjausi su rankom išimt, bet kur ten su rankom išimsi. Įaugi į žemę, su traktorium reikia raut. Nu žodžiu. Tai reikės pabaigti kažkurią dieną. O karvės jau čia panašu buvo atėjusios. Jo, yra va. Mėšlo. Viską randa greitai. Tai va, lekiam pasišert. Pasveršius reikia irgi nuvežti ruloną. Tokių dalykų čia nereikia visai. Plaktuko gal nepaimsiu gulšiukų. Tai žodžiu, atvežiau veršio miestą. Jų nėra. Išėjau savo. Čia va, kol atidarinėsiu vartus piemenio, sakau, prasieisiu pro garstyčias čia šitas visas tarpinius pasėlius pažiūrėti. Kaip čia gražu. Ir dabar žiūriu. Va tokį reikalą čia matau. Nu čia tikrai veršia. Tarpiniai tai labai gražus. O čia va pėdsakas gi buliaus. Bet tik vieno negali būti. O blemba. Nu bandau ieškot, važiuosiu, nežinau. O dėl tarpinių, tai va jau kokie gražus, dideli. Kažkur mačiau didelį žirnį gražų. Va, koksai žirnis jau. Jau va, 5 comai. Ir va tai va tarpiniai auga gražiai. Blemba, kur veršiai? Kaip taip gali būti, nebent mama, kol davė miltus, buvo pabėgęs. Bet netikiu. Elektra. Elektros nėra. O čia tai bairis. Ežiojam ieškoti. Gerai, visa laimė veršiai yra. Ką jie čia kapsto ir daro, nežinau. Nu, nuvažiuosim, juos pašersim. Tai jie ateis. Nu ką, gavot silosą, tai dabar ėdat. Dabar geriat, ne? Jo. Kur bėgi? Ateina chebra lietus. Vėjas jau čia stiprus. Aš jau visus darbus pasidariau ir man joks lietus nebaisus. Nu, gerkit, gerkit. Įjungiau vandens, kadangi pašėriau, tai daug daugiau vandens išgers. Jau šitą gimus balandį, tai gegužė, birželis, liepa, rugpjūtis, jau 5 mėnesis eina. Da porą mėnesiukų ir atsijungis. Lapkritį tikrai atjunkama bus dalis. O kas ten padaryta? Svajonė? Kas lovį sulaužė? Ką? Obana. Tu, Svajonė? Ui, tu bačka, priedus bačka. Čia va Svajonės mergytė. Liktai šita. Jau dabar nesuprasi, kur kieno ir kas.
Gerit vandenį. Einam dar pažiūrėsim, kaip gateristui sekasi pjauti. Tai mačiau komentarą padėti gateristui užsikelt medį. Dar kažką, žinokit, specialiai samdžiau gaterį, kad man nereiktų prie jo būti. Ir šitas žmogus ima taip pat lyg dirbtų su pagalbiniu. Tai aš specialiai ėmiau tokį gateristą, kuris dirba vienas, nes aš neturiu laiko dar su juo stumdyti medžio. Tai jisai jau krūva aišku mažėja, maladėts, pas jį yra čia tokios lapkės, jisai užsiridena rastą ant jų dviejų ir hidraulinė pagalba rastą užmeta. Čia visur hidraulika pas jį, hidraulika. Ir čia jis viską labai gudriai pasidaręs. Ir taip žmogus pjauna ir ima pinigus taip lyg dirbtų su pagalbiniu. Vienas. Tai malačius. Medis pjaunasi. Visokių tokių. Aišku, prie ūkio viskas. Viskas sueina čia. Nėra ko pergyventi. Bet sakė, atraižėlių visokių viską, tai kaip gaunasi, sakau, taip ir pjauk. Brusų pavarė, gegnių pavarė nemažai. Lentos gražios. Tai va. Jo, orelis toks šiandien įdomus. Naktį palyjo, rūkas. Įdomu, kiek palyjo. Aišku, lietaus tai jau reikėjo. Kažkiek reikėjo tikrai. Bet manau, kad čia labai jisai buvo menkas. Nors yra balų. Tai gal kažką ir palyjo. Toj nuvažiuosim, pažiūrėsim. Lietaus matuoklė, ką rodo. O šiaip jau reikėjo jo, nes jau žemė trukinėja. Aišku, tas, kas dar nenusikūlė, tai visiškai lietaus nereikėjo. Nes ir taip kviečiai nuo tokių rūkų ir jau visų šitų drėgmų. Vakar, pavyzdžiui, buvo kelios labai sausas gražios dienos, bet ant kalno kviečiai 17 sakė. Ir ko gero jau viskas. Neišdžius po tokio rūko, naktį rasa didelė ir kas nenusikūlė, tas nenusikūlė. Man, galiu pasakyti, pasisekė ko gero. Nes dar 2 paskutinės priekabas išvežiau avižų, tai be nuoskaitų. Šiukšlės 3%, nuoskaitos minimalios, tai iš tikrųjų tobula. Geriau ir būt negalėjo. Jeigu būčiau viską tai pardavęs, tai būčiau labai patenkintas. Bet dėja, pirmos 2 priekabos tai buvo minusas. Nu kaip, antra jau mažiau minusas, bet jo, neblogai. Blogiausiai buvo tai, ko gero man labiausiai kirto. Tos žalios avižos. Va, jos ir drėgmę sukėlė ir jas užskaitė kaip šiukšlės. Kad jas atvalyt. Tai už tai man taip mažai ir sumokėjo už pirmą. O paskui mažiau žalių ir viskas neblogai. Tai va, reikia būtinai dabar nuvažiuoti, nusivežti, vešim vandens, nes vakar siloso pasistatė to šūdo tarpiniuose pasėliuose mistika dar vis išlieka, nes mamai veršiai nebuvo išėję, tėtis apie tai irgi nieko nežino. Kaip, kodėl, neįsivaizduoju. Gal vienas buvo kažkaip išsiridenęs, bet kaip jisai grįžo, nežinau, mistika. Tai 7 mm iškrito, tai visai neblogai. O mes važiuosim bandyti avižas gelbėti. Jeigu kas gausis, nes jau pakaitusios. Bet nu, ką padarysi, toks gyvenimas. Paskubėta buvo šiek tiek.
bet pasimokysim iš šitų klaidų. Kitas laukas, kita veislė, reikia matuoti drėgmę ir žiūrėti. Yra žalių, nėra žalių, nu, taip jau būna gyvenime. Blemba gera keturtonkė. 6 maišai, jo, 6 maišai avižų telpa. Ratai, aišku, tokie visi, bet nuvažiuoja, ką žinau. Gera priekabėlė. Vėlgi, davažiuosim. Nes ratai tai taip įdomiai atrodo. Priekiniai išvirti. Nu jo. Tai va, avižėlės, kai praleido per 2 valomasias per pirminio ir antrinio valymą, tai eik tu savo kaip atrodo. Dabar tik tai ventiliatorių reikia įdėti ir bus pasaka. O atrodė baisiai, sudygusių buvo ir visko ir nieko net nepasakysi. Rimtai ten vyrai pasidarė. Išpilimas per vieną pirminio valymo valomąją, paskui iš pirminio į antrinę ir žodžiu, ir tada į priekabą. Nu tai valo tai konkrečiai. Avižos angarė ir jau vėsinasi. O dabar dėl miežiais toks bairis. Susisiekė per Facebooką tokia moteriškė, kad kažkokie žmonės ieško ekologinių miežių ir gamins viralą onkologiniam ligom gydyti. Tai šiandien susiskambinau, pakalbėjom, tai vienu žodžiu nusiųsiu 10 kg miežių, už miežius pinigų aišku neimsiu, apmokės siuntimo išlaidas ir tegul verda ten kažką, nežinau, viralą iš miežių, kažkokį. Kažkągi žmonės sugalvoja, va daro. O mes važiuojam šiandien namo, grįšim šeštadienį ir bandysim kibti jau į arimo darbus. Grįžom iš miesto į kaimą. Šiandien sekmadienis, tai turėjau įkelt video, bet neįkėliau, nes pritrūko medžiagos šiek tiek. Tai bandysim šiandien dasifilmuoti ir įkelsim pirmadienį. Šiek tiek ne pagal planą, nu bet įkelsim. Tai dabar ką, reikia važiuoti, pasižiūrėti pašiūrę, greičiausiai teliukai neturi šieno, tai pasišersim teliukus. Tada žindenės greičiausiai irgi reikia pasišerti, o veršiam, kiek žinau, tėtis statė. Tai va, apžiūrėsim, kokia ten situacija ir tada dėl tolimesnių darbų galvosim. Ar žemę pradėti klipint, ar dar kažką daryti, net nežinau, žiūrėsim, ką daryti. Tai va, šienas, šiaudai, po šitus reikia pastoviai kratyti, nes jie dar vis viduriuoja, situacija su jais prastoka, bet ką padarysi, o čia viskas labai gerai. Ne? Ne. Taip, kai pieno turi, tai tu naglas, kai taip, tai bijai. Gerai, o su šitais, tai jau didžioji dalis kaip ir apsitvarkius su viduriavimu. Viena kita telyčia, nu bet jie tokie bjaurūs, jie viską knisa, kapsto, ieško kur priestų, brūdų visokių. Dabar atvažiavo, mačiau vitaminai, laižalai, tai reikės jiem padėti, nors ten ir nuo 6 mėnesių prieauglis skaitosi. Nu, bet jau pusmetiniai beveik. Jau nebeveik jau. Vasaris yra vasarinių, tai jau kaip ir drąsiai galima duoti. Dabar išsileidžiam juos atgal. Ir žiūrėsim, ką toliau darbuosimės.
Nu va, avižėlės aušinasi, buvau čia įdėjęs. Buvo biški šiltos, atputė, dabar pasakot, vėsios. Tai dabar ten įkišau per vidurį, kelias dienas putė. Nu šiaip panašu, kad pavyks išgelbėti. Visai neblogai čia gavosi. Atsivalė labai gerai. Tai iš pradžių buvau užsikabinęs diskinį skutiką. Galvojau, nuvažiuos tas garstyčias sudiskuosiu, o tada arsiu. Ne velnių. 5 gal diskai kliba. Patingėjau ant posūkių pakelt diskus. Ir turiu pasiekmes. Vandens, baterijų ir važiuojam iš karto arti. Jo, su arimu prarastas reikalas. Ko tik nedariau, kaip tik nereguliavau, nieko nepadarau. Nu, nepaima. Nepaima plūgas. Ir žemė žiauriai sausa. Pas mus gal kokias 3 savaitės nelijo beveik, tai iškepnu, nu kaip lyja, 7 mm dar kažką, bet nu karšta žiauriai. Aišku, nieko gero nebūtų, jeigu merktų taip kaip visą vasarą merkė. Idealaus oro nebūna. Tiesiog plūgas, šūdinas ir nieko čia nepadarysi ir nieko neišrasi. Planuoju eiti programą rudenį. Žiūrėsim, ką pavyks įsidėti, bet plūgo tikrai reikia. Tai va, laukiam lietaus ko gero. Kada normaliai užlis, jeigu užlis. Tai va, kokį reikalą turim. Negaliu, darbai pristojo, bet aš negaliu taip ramiai gulėti. Tai pristatau jums bebrų siaubą. Taip pavadinau šitą aparatą. Bebrų siaubas. Bandysim išardyti užtvanką, bet taip matau, kad man čia bus mažoka ilgio. Turiu grandinių, viską. Nu, bandom kažką sugalvoti. Reikia kažkokios ilgesnės virvės. Bet rezultatas yra. Nes jie čia žiūriu stato, didėja. O dirba, eina savo. Nu ką, reikia didesnės virvės. Nes trumpoka šiek tiek grandinė. Pavyko padaryti tokį neblogą užmetimą. Ten kažkur. Tai bandysim ištraukdami. Atsivežiau trosą. Vos grandinės nepalaidėm. Ir bandysim išlupti.
Nu, su bebrais yra reikalų. Ką moka, tą moka. Užtvanką statyti tikrai moka. Visas šlapės, visas murzinas, kovoju su bebrais. Bet tos kovos laimėti šiaip nelabai įmanoma. Įmanoma tik tiesiog biškį nuleisti vandenį. Ką, tarpiniai gražėja. Garstyčiai, grikis auga greitai. Aviža išlindus graži, bet va žirnį, tai žinokit, matau tikrai ne viso. Nors ir iškrito 7 mm lietaus, jisai tikrai turėjo sudygti. Bet va, pavyzdžiui, aukštesnė vieta ir žirnio aš nematau. Arba jisai labai, nežinau, neįsivaizduoju, kur jisai galėjo dingti. Vietom yra, vietom jo visai nėra. Kažkoks va, yra vienas žirnis, nors jų buvo gerokai daugiau. Nu, gerai, kitas žirnis. Bet kokiu atveju jų mažokai. Tai ką, nieko gero šiandien nudirbti taip ir nepavyko. Nu kaip, bebrai. Bet su bebrų kovos taip lengvai nelaimėsi. Arimas nesigavo. Čia irgi kaip ir nieko nepadarysi. Lauksim lietaus. O rytoj bandysim kibti prie statybų. Bent jau pasiruošti statybą. Tai reiškia, važiuosim į parduotuvę. Varžtai, medžiagos visokios. Medvaržčiais, savisriegiai, visokių tokių daikčiukų. Ir bandysim po biškį medieną vežtis prie pašiūrės. Pavargau. Tai ką, šitam video būtų tiek. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot ir pasimatysim kitam video. Iki!